Dabar gali tiesiog atsisėsti arba atsigulti taip, kaip tavo kūnui šiandien patogu. Nebūtina nieko keisti, daryti kitaip, bandyti prisiminti, kaip priimti padėtį yra teisinga. Tiesiog leis kūnui pačiam pasirinkti, kaip jam yra lengviau kvėpuoti, kaip jaustis labiau atsipalaidavusiam. Ir kai būsi pasiruošęs, švelniai užmerk akis ir nukreip dėmesį į kvėpavimą. Ne tam, kad jį keistum, o tam, kad jį pati pastebėtum. Ir taip, gilus įkvėpimas per nosį ir iškvėpimas per burną. Įkvėpimas ateina, visas dėmesys ten į nosies galiuką ir iškvėpimas palengva palieka kūną. O tu tiesiog esi kartu su šiuo oro tekėjimu. Ir gali pastebėti, kad kūnas šiandien jaučiasi ne taip kaip kitomis dienomis. Galbūt jame daugiau nuovargio, galbūt sunkumo, galbūt negatyvios informacijos, kuri tave veikia labai tiesiogiai, gal mažiau pajėgumo, motyvacijos, noro kažką daryti. Ir tai nėra ženklas, kad kažkas su tavim negerai. Tai tik tai rodo, kad tavo kūnas gyvena kartu su tavo gyvenimu. Jūs kartu keliaujate per tas pačias pamokas, situacijas, reakcijas. Ir kūnas reaguoja į tai, ką tu patiri, ką nešiojasi savimi emocijų, jausmų, minčių pavidalais, ką išgyveni fiziškai. Ir tiesiog leisk savo šią akimirką nebeskubėti. Nebeskubėk nieko daryti per prievartą, daryti kitaip. Tiesiog dabar kvėpuok, nors šias kelias akimirkas tiesiog pamiršk viską, kas tave liūdina, skaudina, vargina, verčia jaustis bejėgė, nelaiminga. Galbūt įžengusią į kažkokią situaciją, kuri atrodo tiesiog niekaip nekoreguojama. Tiesiog pabūk su tuo, kas yra dabar. Tiesiog tu, erdvė ir kvėpavimas. Kvėpuok lėtai. Su kiekvienu iškvėpimu gali leisti savo nusileisti truputį giliau į save. Į tą vietą, kur nereikia nieko įrodinėti. Netitikti niekieno jokio paveikslėlio, lūkesčių. Niekam nieko nedemonstruoti, neįtikinėti. Įženk į tą savo kūno vietą, kur tu esi tiesiog moteris, gyvenanti savo gyvenimą, kuris turi be galo daug atspalvių, daug variacijų ir be abejonės daug išeities taškų. Ir gal dabar tavo gyvenime yra etapas, kuriame viskas atrodo, kad juda lėtai, galbūt bereikšmiai, galbūt ne viskas tau aišku,
Gal ne viskas susiklosti taip, kaip kadaise svajojai, įsivaizdavai, galbūt siekiai. Galbūt tu sergi, galbūt tavo santykiai nėra idealūs, galbūt tavo sąskaita banke neprimena oraus gyvenimo ar kokybės bei komforto jame. Tačiau tai nereiškia, kad tu suklydai arba nuklydai kažkur, kur tau nuklysti nereikėjo. Tai buvo tavo kelias ir reikalinga tau patirtis. Tiesiog tu tada negalėjai, nesugebėjai priimti kitokio sprendimo arba sureaguoti kitaip. Dabar tai reiškia, kad tu tiesiog eini savo unikaliu, niekieno nekartojamu keliu. Kartais gyvenime būna laikotarpių, kai judėjimas nėra matomas iš išorės, labai ryškus, spalvotas, įspūdingas, pripildytas kažkuom, ko tau labai norisi. Tačiau tam tikras virsmas ir visi žingsniai dažnai vyksta viduje, kartais tyliai, bet labai giliai. Kvėpuok, tiesiog kvėpuok. Ir dabar leisk savo pripažinti, be jokių vidinių analizių, paaiškinimų, kažkokių vidinių kritiko balsų. Tiesiog priimk tai taip, kaip yra šiandien. Ir jeigu šiandien jauti, kad gali ar nori padaryti mažiau, tai ir yra tavo tikrasis tempas šiandien. Nekonkuruok su nieku ir negyvenk kitų gyvenimų, nes tada tu būsi ne tu. Ir apskritai gyvenimas nėra lenktynės, jis labiau panašus į tam tikrą bangavimą, širdies pulsą. Tai tarsi bangos ar tas pats pulsas, kurie kyla aukštyn, o kartais grįžta atgal, kad galėtų vėl pakilti. Ir tu esi būtent šio ritmo, bangavimo, pulso dalis. Dar kartą giliai įkvėpk ir iškvėpk. Ir pajaus, kaip kvėpavimas švelniai paliečia tavo kūną ir tavo sielą iš vidaus. Ir jeigu šiandien tavo gyvenime yra tokių situacijų, kai tu nežinai, kaip bus ir tave tai gąsdina, kelia didžiulį nerimą, aš tau pasakysiu, kad tu nebūtinai turi žinoti dabar, kas bus toliau. Nebūtinai turi jausti aiškumą arba kryptį. Ir apskritai ši akimirka dabar nėra skirta kažkokiems sprendimams priimti. Ji skirta tau buvimui čia pačiai su savim. Tarsi tu esi nematomam, labai šiltam, jaukiam, resursiniam burbule, kurio viduje yra viskas, ko tau reikia. O šią akimirką viskas, kas yra už to burbulo ribų, visos problemos, neaiškumai, galbūt pykčiai, konfliktai, nuoskaudos, nepasitenkinimas, nežinia, viskas tai kažkur tenai. O dabar tu pati su savim, toje harmonijoje, visiškoje tyloje, tarsi mamos pilvelė, tarsi embrionas, apsaugotas mamos įsčiose,
kur yra be galo šilta, jauku ir tu tiesiog mėgaujasi buvimu čia, tiesiog augi, bet viskas, kas yra išorė, tavęs neliečia. Ir ši akimirka yra būtent skirta tam, kad galėtum susitikti su savimi tokia, kokia esi dabar. Būtent šiame etape, šiame jausmų sūkury, emociniam fone ir šiame kūne. Dabar tavo galvoje gali kilti įvairiausi prisiminimai apie praeitį, apie tai, kas buvo arba galėjo būti kitaip, kas nesusiklostė, kaip tu norėjai, ir leist toms mintims būti kaip fonui, tačiau ne tavo gyvenimo kelią. Dabar tu gali likti čia su savo kvėpavimu, savo ramiame kūne, ir šioje akimirkoje, o visas tas emocinis triukšmas, tegul kaip debesėlis, plaukia pro šalį. Ir visa tavo patirtis jau tapo tavo gyvenimo dalimi. Ji jau tavyje. Ir ji nebetrukdo tau judėti toliau. Ji tiesiog yra tavo asmeninė istorija, kurią tu nešiesi toliau. Ir taip, ten greičiausiai buvo visko, yra visko ir neabejotinai bus dar daug ko. Bet šiandien, dabar, šią akimirką, iš šios ramybės, harmonijos būsenos, tu pradedi rašyti naują puslapį. Galbūt labai nedrąsų ir tylų. Gal dar be aiškių sakinių, bet jis rašosi. Ir dabar kelios akimirkos tam, kad tu pati savo parašytum naujos istorijos pradžią. Kaip gali būti kitaip nuo šiandien? Ne taip, kaip galėjo būti, ne taip, kaip yra, o tai, kaip tu dabar galėtum reaguoti į tai, kas tave supa, priimti kažkokius sprendimus, galbūt daugiau sau leisti, artimiau susipažinti su savimi. Tiesiog įrašyk naujus įžadus savo, tiesiog leisk, nors akimirkai pajausti, pabūti toje būsenoje, kad tai, kur tu esi dabar, nuo ko tau labiausiai sunku, galbūt kur tu kenti, kad tai nėra galutinis taškas ir tai nėra nekeičiama būsena, situacija, kad viskas gali būti šiek tiek kitaip. Bet tam reikia vidinio pokyčio, tam reikia leidimo. O šiandien, šią akimirką, tiesiog visam tam, kas vyko tavo gyvenime, pasakyk taip, taip, aš priimu ir sutinku su tuo, kokį kelią aš praėjau. Tai mano kelias, aš jo neišsižadu, aš jo nesigėdžiu. Tai yra mano kelias, būtinas tam, kad aš būčiau tokia, kokia esu šiandien. Kad aš suvokčiau, žinočiau tai, ką žinau šiandien. Tam, kad aš jausčiau save tokią, kokia aš esu šiandien. Ir kad būtent nuo to taško, kuriame sukaupta viskas, per ką aš praėjau, aš nuo jo galėčiau atsispirti ir pakilti į naują lygį, į naują sąmoningumo etapą,
į naujų galimybių sūkurį. Ir už viską sau dėkoju. Dėkoju visiems, kurie buvo iki šios akimirkos mano kelyje, už tai, ką kūnas man rodė, signalizavo ar dar rodo iki šiol. Aš viskam dėkoju ir nuo šiandien renkuosi atsakomybę už savo gyvenimą. Ir leisk savo pajausti, kad net šis sustojimas, trumpas sustojimas, yra labai prasmingas. Kad net šios kelios minutės, kuriuose tu leidi savo pabūti su savimi, jau yra tam tikras judėjimas į priekį. Kartais svarbiausias žingsnis nėra ėjimas į priekį. Kartais tai yra tiesiog leidimas savo neiti ir sustoti. Sustoti tam, kad galėtum įsivertinti, apsidairyti ir aiškiau pamatyti kryptį, kurią toliau norisi žengti. Tiesiog kvėpuok. Ir pajaus, kaip su kiekvienu iškvėpimu kūnas šiek tiek švelnėja, kaip tu pati savo tampi šiek tiek atlaidesnė, kaip viduje atsiranda daugiau vietos naujoms mintims, emocijoms, svajonėms, jausmui, leidimui savo būti visokia. Gal net labai nežymiai, gal vos pastebimai ir žinai, to visiškai pakanka dabar. Ir prisimink, jog tu esi gyva, tu esi savo gyvenimo kelyje. Ir šis etapas, kuris dar galbūt vakar tave labai sekino, vertė jausti pačius nemaloniausius jausmus, net galbūt priverstinai sustoti ilgam, jaustis pasimetusiai, išsekusiai. Šis etapas nėra galutinis, tai tik tai tam tikra atkarpa tavo gyvenime, pro kurią tu tikrai praeisi. Praeisi kaip ir visi kiti praeina. Tik praeisi savaip, su kitokiom naujom įžvalgom, suvokimais, atradimais, pasiekimais. Ir ne todėl, kad tu tą etapą kažkaip nustumsi, o todėl, kad gyvenimas niekada nesustoja. Jis visą laiką juda, jisai gyvas toks kaip ir tu, o tu kartu su juo judi. Dar kelias akimirkas pabūk čia. Pabūk sąmoningai kvėpuodama, fiksuodama kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą. Tiesiog leisk savo pabūti su savimi. Kai pasaulyje daugiau nieko nėra, kai tu niekam nieko neskolinga, kai tu niekam nieko neprivalai, nieko neturi, kažkam daryti, rodinėti, kariauti, siekti, kai nereikia skubėti, nereikia nuolat galvoti, kaip išspręsti begalę dilemų. Tiesiog šios kelios akimirkos sau, su savim,